Labą dieną, mėly kolegos. Labai simboliška. Šiandien baigėsi Europos 20-mečių merginų čempionatas čia Gargžduose. Ir tai faktiškai labai graži įžanga į moterų rinktinės programą. Ir šiandien norėsim apie tai plačiau pakalbėti. Su manimi kartu vyriausias rinktinės treneris Vilius Stanišauskas, programos vadovas Marius Tamolis ir aš. Ir galbūt reikia pradėti nuo to, kad esam labai laimingi, suorganizavę gerą, tikrai gerai organizuotą čempionatą 20-mečių merginų su labai solidžiu pasirodymu. Kaip jau pasibaigtų šiandienos rungtynės, būt tarp 5, gal 6 geriausių Europos komandų, kai dauguma žaidėjų yra jaunesnės, yra tikrai labai geras pasirodymas. Sveikinu su šiuo rezultatu visų pirma, aišku, visą komandą ir vyriausią trenerį Egidijų Ženevičių. Džiaugiamės tuo progresu. Pernai buvo medaliai, finalas, šiemet vėlgi tikrai solidus pasirodymas, reiškia pamaina moterų krepšinio rinktinė auga tikrai labai solidi. Dabar svarbiausia, kad tos žaidėjos turėtų toliau tos tobulėjimo kelius, komandas, programas, kurios leistų po truputį integruotis į moterų krepšinio tiek komandas, klubus, tiek aišku rinktinė. O rinktinėje laukia tikrai labai intensyvus, svarbus etapas, nes iš esmės nuo dabar prasideda jau ir sportinis pasirengimas Europos moterų krepšinio čempionatui, kuris daugiau negu per 100 metų atkeliauja į Lietuvą, atkeliauja taip pat ir į Klaipėdą, ir į Vilnių. Ir apie tai, kokie planai, būtent jau iš sportinės, organizacinės pusės šiandien ir pakalbėsime. O dar, tiesiog tariant, didelį ačiū Klaipėdos rajono savivaldybei, Alytaus savivaldybei, Klaipėdos savivaldybei už tai, kad nuolatos remia moterų krepšinį ir tokie tarptautiniai renginiai ateina į šias savivaldas, nuostabi infrastruktūra. Didelė parama, dėl to, aišku, ir gaunasi tokie nuostabus renginiai kaip šis čempionatas. Tai pradėsim turbūt nuo programos vadovo Mariaus Tamolio, truputį bendrais bruožais papasakot, kaip atrodys struktūra pasirengimo, nes iš principo tai bus mini repeticija kitų metų Europos čempionato su kelių lokacijų turnyrais, panašaus formato kaip grupės varžybos ir panašiai. Tai prašau, Marius. Taip, tai sveiki visi. Ir kaip minėjau, tai pasiruošimas prasidės jau greitai, nuo Liepos 20. Pirmas pasiruošimo ciklas Klaipėdoje. Ir pasiruošimo cikle žaisime turnyrą Gargžduose, Klaipėdos rajone, ir atvažiuos 4 komandos, tai mes vietiniai, Švedijos, Suomijos komanda ir Lenkijos. Tai toliau tęsim pasiruošimą Vilniuje, vyksime į Švediją ir paskiau sekantis galutinis turnyras Suomijoje. Taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad pavyko gal treneris daugiau išsiplės dėl pačių žaidėjų, tai tikrai pavyko surinkti visas tas, ką planavome. Aišku, išskyrus labai džiaugiamės mūsų moterų NBA žaidėjom, kurios debitavo šiemet ir kurios tenais yra ir žais ir jų nebus, bet tom labai džiaugiamės ir didžiuojamės. O kaip minėjau, tai pasiruošimo tas ciklas bus toks intensyvus ir tęstinė vasaros eiga bus, kad lapkričio mėnesį dar turėsim langą, kur žaisim su Suomijos rinktinė 2 rungtynės, vienas išvyko, vienas namuose, ir vasario langas bus, kur žaisim Švedijoje, su Švedija namuose ir Belgijoje. Tai ir tokia bus įžanga į Europos čempionatą. Ir tai tiek, apie žaidėjas treneris. Jo, paprašysim trenerį daugiau apie praktinį komandos formavimo, sakykime, procesą ir aplamai visą. Tai sveiki visi. Iš tikrųjų labai smagu ir džiugu, kad dauguma žaidėjų sutiko dalyvauti rinktiniai, atvažiuoti, nors atrodo ta vasara tokia nėra jokio čempionato, bet visos žaidėjos žino,
ką mes ruošiamės labai svarbiai ateinančiai vasarai Europos čempionatui Lietuvoje. Taip pat tie 2 langai sezono metu bus irgi svarbus. Tai dėkoju ir asociacijai mūsų krepšinio, kad suteikė sąlygas. Turėsim tikrai gan ilgą laiką treniruotėm ir draugiškom rungtynėm, beveik visą mėnesį sportuosim. Dėl kas liečia dar žaidėjas, tai kaip ir minėjo Marius, neturėsim Justės ir Lauros, kurios žaidžia Women NBA. Ir kas jeigu lygint su praėjusią vasarą ir Europos čempionatu, tai nebus Kamilės van der Horst. Priežastys labai paprastos, su ja jau kalbėjau sezono gale ir pakalbėjom, jinai žaidžia 3-3 gan intensyviai visą vasarą, taip pat turi vaiką, tai nusprendėm, kad jos nebus šią vasarą, ji prisijungs prie mūsų languose, tikimės, kad bus sveika ir galės būti. Jos vietą užpildysim jaunom žaidėjom, tikrai turim ir norim pamėginti naujų žaidėjų. Atvažiuoja iš Amerikos mūsų studentės Rusnė Augustinaitė, Ugnis ir Tautaitė. Gaila, kad dėl tam tikrų aplinkybių, todėl kad keičiasi universitetas, negalėjo Gerda Rūšaitytė prisijungti, bet irgi lauksim jos prisijungiant ateinančiuose etapuose. Pirma ta mūsų tokia stovykla Klaipėdoje bus tokia, gal su tokiu pagrindu maždaug, ką mes turėjom ir prieš Europos čempionatą, su keliais papildymais. Po to kalbėjom su trenerių kolektyvu, su komandos vadovais, kad norėsim išmėginti ir kitas žaidėjas. Tai po stovyklos Klaipėdoje ir 2 draugiškų rungtynių kelsimės į Vilnių, skrisim į Švediją ir į Suomiją, sužaisti dar 4 draugiškas rungtynės ir ten norėsim pabandyti ir kitas krepšininkės. Tai nemažai tų žaidėjų prasirotos, nemažai norim jų pabandyti. Džiaugiuosi, kad jos dar kartą sutiko atvykti, vyko gera komunikacija ir Marius Tamolis ir Gintarė Petronytė prie to prisidėjo ir turbūt tiek. Tai gerai, ačiū labai, galim prie klausimų prieiti, jeigu bus. Jo, Laura ir Justė, sakėte, nebus dabar languose, o šitose stovyklose pasiruošimai pirmajam, bet Europos čempionate jos turėtų žaisti. Žinot, dabar sunku pasakyti, nes gali būti kažkokios traumas ir taip toliau, ko mes tikrai nenorim, bet kiek žinau ir nesenai buvo Lauros interviu, kad jinai tikrai 100% žais Europos čempionate. Manau, kad ir su Justė neturėsim dėl to problemų. Jos tikros patriotės, jos nori žaisti ir atstovauti savo šalį, tai manau, kad čia kaip ir aiškus dalykas. Jo, gal jeigu bus kažkokių formalių reikalavimų iš klubų, mes tikrai juos kaip asociacija realizuosim. Draudimai, dar kažkas, tai suprantat. Bet šiaip komunikacija su tiek NBA, tiek WNBA klubais yra sklandi. Kaip matom, tikrai susitarėm dėl visko ir aš esu tikras, kad tokiam istoriniam įvykiai mes turim turėti pačią geriausią rinktinę su pačiom geriausiam žaidėjom. Dabar tas žaidėjų sąrašas preliminarus turbūt vis tiek keisis iš kiek tai Europos čempionato metu, tarkim. Dabar tas ruošiasi merginos, bet gali pokyčių būti. Tai žinot, visą laiką, kiekviena turbūt vasarą, kiekvienam langė, labai retai, kad išliktų visą laiką tas pats 12 žaidėjų, tas sudėtis kažkiek visada keičiasi, kažkas užauga, kažkas jau gal šiek tiek nueina nuo rinktinės. Turim nemažai ir veteranių, tikiuosi, kad jos bus sveikos, mums jų patirtis, jų gebėjimai tikrai labai svarbus ir labai reikalingi, tai negaliu aš dabar irgi konkrečiai pasakyti, kaip bus, kol kas ruošiamės šitom draugiškom rungtynėm, šitai stovyklai, o bus langai, bus Europos čempionate, žiūrėsim sveikatos situacijas, kas kur žaidžia ir taip toliau. Taip. Kiek merginų yra iš U20 rinktinės dabartinės? Yra Sintė Aukštikalnytė ir Danielė Paunksnytė. Žiūrėsim, žinom, kad Danielė turi šiek tiek sveikatos problemų, ar ji galės prisijungti. Labai norėčiau, aišku, kad ir Gabija Galvanauskaitė būtų, kuri jau debiutavo su moterų rinktinė praėjusiam lange. Ji žais už U18 rinktinę, tai turim irgi atsižvelgti tai, jinai ten pagrindinė žaidėja labai svarbi, tai jinai bus su jaunimo rinktinė. Tai kol kas planas Sintė ir Danielė, bet dėl Danielės kol kas nėra visiškai aišku.
tik pirmą kartą skilks moterų reikia. Turim čia tų žaidėjų ir turim tą sąrašą, gal aišku, mes jį pasidalinsim, jo bus tų žaidėjų, gal dabar aš nenoriu pavardėm irgi sakyti, dar neprasidėjo tas čempionatas, tos mūsų draugiškos rungtynės, ta stovykla, gal vėl kažkokių bus, nežinau, netikėtumų, bet pavardžių bus žaidėjų, kurių nebuvo iki šiol, tai yra ir jeigu Livija Sakevičiūtė, Dominika Paliulytė, nes tokios bus kaip debutantės ir norim suteikti jom šansą, ypač Livija turėjo tikrai neblogą sezoną ir dabar su 3-3 rinktinė žaidė, taip į augantį tokią tobulėjantį žaidėją, tai norisi ir pasibandyti. Pasiruošimo planas gana ambicingas, tai turbūt yra dedamos didelės viltys 27 metų Europos čempionatą, kuris vyks Lietuvoje. Tai viskas dėl to ir daroma, dėl to ir nenorim susirinkti savaitėj, sužaisti 2 rungtynės ir išsiskirstyti, norim kuo ilgiau pabūti kartu, prisiminti, ką mes jau Europos praeitam čempionate žaidėm, susižaisti, jausti vieną kitą ir sakau, bus ir tie langai, viskas čia taip gaunasi sinchronizuotai ir norim tą išlaikyti iki pat Europos čempionato. Tai ačiū kolegos, ačiū treneriui, vadovui, iki pasimatymų.